Sveiki, aš vis dar gyvas. Kaupiau norą sukurti kažkokį video normaliai, gražiai, sumontuoti kaip, nežinau, žodžiu. Bet supratau, kad taip nieko nebus paprasčiausiai, nes nėra laiko ir gaunasi, kai nori kokį projektą padaryti, kai turi ribotą laiko, aš manau labai suprantama yra, kad norisi kuo daugiau padaryti. O jeigu tuo pačiu metu filmuoji, tai realiai 3 kart ilgiau viskas užtrunka ir dar montuoji iš mažyčių gabaliukų viską gražiai šustrai, tai, žodžiu, nieko neišeis. Todėl, kam nepatiks, kam patiks, bet aš nusprendžiau savo video daryti tokius kaip vos nežinau, logus kokius ir viskas tiesiog, nes nieko neišeis, tai kam patiks, tam patiks, tai tiesiog bus taip, ką nors darau, pafilmuoju, jeigu galvoju, kam nors gali būti vertinga arba įdomu ir ką nors papasakoju, tai manau tokia kryptimi eisiu. Pačiam man tai tokia kryptis patinka, labai daug žiūriu kanalų, kur žmonės kažką daro ir neužsiema ten jokiais pagražinimais, o prieina, va, čia tas yra, tas, anas, ten tas, šitas tą padariau todėl ir viskas. Man asmeniškai tai patinka. Opa, šustrai visai atrodo. Oi, per daug pasilenkiau. Tai va, tai tokia idėja, tai galim pereiti prie šito video tikslo, kuris yra pasakyti, kas vyksta, kas įvyko nuo praeitų video ir ką aš planuoju, iš viską darau. Pasikeitė ir daug ir mažai, toj pamatysim. Kodėl sakau ir daug ir mažai, atsirado esmė daug visokio šlamšto pas mane naujo. Pavyzdžiui, dar vežimas punčų 8 colių. Dar nežinau, neapsisprendžiu, viską su jais veiksiu, nes prisirinkau, aš jų prisipirkau, gavau ir panašiai. Norėjau daryti kai ką, bet, dar nesakysiu nieko, nes dabar jau apsigalvojau 3 kartų, greičiau 17 kartų jau apsigalvojau, tai žodžiu, dabar neaišku, kas su jais bus, bet kažką nuveiksim. Vienas įdomus tom, kad jo difuzorius užklijuotas, o gal ir visas suraundas per vieną skylutę iš šoną, dėl to kontaktai. Taip, įdomiai stovi, nes visų kitų. Bet jis geras, šiaip geras. Kitas buvo labai kankinamas, buvo prisuktas prie dėžės ir užspausta visiškai. Ten proto bokštas kažkoks buvo padaręs, ten tai neturiu žodžių, Grinskį lieva tokio dydžio iki čia ir va taip buvo suspausta, bet kaip ir atsigavo, netrina nieko. O įdomesni dalykai yra kitoj pusėje. Realiai dipolės stovi jau ant žemės, nes nusprendžiau kitokius subus darytis. Taip, čia yra šitie dideli subai iš Evitos ir jiem buvo akcija ir aš nusprendžiau surizikuoti ir porą jų pasiimti. Taip, čia 21 colio blynai ir juos nusipirkau 2. Esmė, kad turbūt dauguma jau bus girdėję, kas domisi subais, kad šitokie subai yra Š, bet realiai į mašiną gali ir Š, nes, kad jis grotų, tai reikės ten 100 litrų, ką žinau, 400 litrų reiktų, jeigu ten kažką iš šio daryti, bet man litrai nerūpi, nes aš užsimaniau pabandyti dipolę su jais, žemų dažnių dipolę. Iš pradžių norėjau daryti uždaras, bet, pagalvojau, ką žinau, šitie netokie brangus buvo, o galvojau, tai ilgai jau kiek mėnesių praėjo, aš net nežinau. Ir išgalvojau tokią nesąmonę, surizikuoti ir nusipirkti šituos tiesiog. Pirkau iškart 2, nes, pirksi vieną, paskui patiks, o antro negausi niekur, mano tokia laimė. Arba akcijos nebus geriausių dar atveju. O taip, realiai kaip už kainą, tai jų surinkimas toks ganėtinai solidus, nėra tokių vizualių brokų ar kažko tai. Ir esmė su dipolė, kad reikia ploto. Čia mašininis subas, kuris ten ale geresnis, kad ir 10 colių dėžiai galėtų ko gero geriau groti už jį, negu jis dėžiai, tačiau
vos tik panaikinam dėžę, šito pranašumas turėtų būti akivaizdus, kadangi čia turim 1700 kažkur, nu čia nuo kito parametro žiūriu, bet vis tiek maždaug tiek bus 1700 kvadratinių centimetrų efektyvaus ploto. Tuo tarpu, kai koks dešimtukas turi apie 305, 307, taigi visa esmė su dipolė plotas. Realiai stumdyt kuo daugiau oro. Ir aišku, jautrumas praverčia, nes jautrumas aplamai dipolės labai prastas. Tai tokia idėja, žiūrėsiu, kas čia gausis, ar išvaistyti pinigai, o gal kažkas smagaus gausis. Nes vieną buvau pasijungęs, grinai ant krašto pasistačiau, negaliu dabar normaliai parodyti, bet slysta, bet paremiau magnetą, kad stovėtų vertikaliai, pajungiau stiprintuvą žemų, tai tikrai solidžiai jis atiduoda, net visiškai plikas. O aš planuoju į H rėmą dėti. H rėmas iš esmės tai, H-frame galit paguglinti, H-frame dipol, galit patys pažiūrėti. Vat, kas man truputį neramina, pats skardinis rėmas. Jisai skamba, tai gali rezonuoti, bet jaučiu tiesiog priklijuosiu bitumo to, kur mašinom naudoja ant šituvą, arba ištisai gal net, ir bus išspręsta ta problema, čia nieko baisaus. Tik tiek, kad pliką naudoti, nežinau, gali jisai skleist garsą kažkokį. O pats difuzorius tai stebėtinai tvirtas ir atrodo rimtai padarytas iš tikrųjų. Aišku, kontaktai juokingi, nes jis realiai jautrus, jis neskirtas ten pumpuot per kilovatus. Koncertinis garsiakalbis skirtas dideliam garsui, tiesiog dideliam garsui, kai nusispjaudė dėžės dydis. Tai daug kas skiriasi. Kas nesupranta šitų, jos bando taikyti kaip įprastus garsiakalbius. Faktas, kad ne kažką išeis namie, apie mašiną nekalbu, ten jau išvis be šansų. O mano aplikacijai tai kuo didesnis subas, to geriau realiai šiuo atveju. Ir popierinis, su kuo lengvesnė membrana. Nes po tokiam dydžiui tai jau virš 100 Hz eiti jau būtų turbūt sunku realiai kokiam automobiliniam. O šitas dar gerokai aukščiau švariai gros, manau. Aišku, man reiks. Aš 120 Hz planuoju kaip viršutinį tašką. Kas įdomu ir visai gražus dalykas, gražu, kad taip yra. Už tokią kainą šita guma, kad neapsiskaldytų magnetas, yra jinai čia. Kas, ką žinau, ganėtinai rimta. Magnetas irgi toks solidus. Ryte 3 colių, manau. Jeigu švariai gros, tai nieko nebetrūks tiesiog, nes galios tai daugiau 100 W vienam tikrai neduosiu, nes nereikia paprasčiausiai, man kiekis galios iš tikrųjų laiko visiškai nusispjauti. Tai man tik rūpi, kad švariai jis grotų, švariai atkurtų. Taip pat šiek tiek pasistumėjau su stiprintuvu, kuris maitins turės 4 kanalus ir maitins 4 garsiakalbius iš mano šitos sistemos. Jis turėtų pagal idėją aukštą dažnį ir viršutinį viduriuką maitinti. Tai čia dėl to nelabai dideli transformatoriai ir LM40-780 su plokštėm iš Ebėjaus. Taip tikėjausi nors kažkiek sutaupyti laiko, tiesiog kad greičiau viską paleist, bet po kelių mėnesių dar negroja niekas. Kapyra, tapyra. Kaip sakant, bet bent jau pritvirtinti, dabar atsukęs aš, pritvirtinti radiatoriai, buvo pritvirtinti, taigi jau padaryti tvirtinimai. Taip pat čia matot, itin daug nisimosi, čia neturiu žodžių, kiek reikėjo knistis, kol išgrėžiau viską. Čia plienas ir skylės didelės ir forma įdomi šitos. Tai eina savo kaip užkniso, gerai, kad pagaliau sudėtos visos jungtis.
taip pat pabaigai noriu pasakyti, kad šitas dalykėlis neapleistas, bus su juo kažkas daroma, nes šitas projektas įdomus ir kaip ir minėjau, jisai nėra toks, kurį aš bandau užbaigti ar noriu, nes įdomu ant jo išbandinėti visokius dalykus, kadangi yra ir akumuliatorius, dabar nėra, bus pirktas kitas, ko gero visiškai kitą technologiją naudosiu galbūt. Bet esmė, kad čia daug visko galima išbandyti ant šito dalyko ir aš tikrai daug išmokau, tai čia grin, kur kažką projektuoju pats, jau visiškai, tai tikrai 3-speakerio neapleidžiu ir bus su laiku, greičiausiai, kai jau bus ganėtinai šilta, nes tada didžiausia motivacija kažką tokio daryti, nes logiška, nešiojama kolonėlė vis dėlto, o taip tai tikrai nebus paliktas likimo valiai. Dabar daug kas išimta, daug kas, žodžiu, dabar nenoriu atskleisti, nes dar 10 kartų apsigalvosiu, žinoma, bet faktas, kad projektas nemiręs ir bus tęsiamas. Ačiū už dėmesį, tikiuosi, kad naujasis 2017 sezonas turės tolygesnius video įkėlimus, nes mėgstu aš tos video kurt, bet kažkaip būna man, kad 3 mėnesius prasmengu, norėčiau, kad jau išeitų normaliau šį kartą. Na ką, kaip visada papildoma informacija ir fotkės normalios visų šitų dalykų, išskyrus 3-speakerį, nes jau jo pilna fotkių, bus įkelta mano Facebooko puslapiai, nes kad nereiktų iš video ten bandyti kažką įžiūrėti, bus normalios fotkės, garsiakalbių ir panašiai, stiprintuvo, ten dar kažką gal dar rašysiu, sugalvosiu, tai va, apsilankykit. Ir tiek šiam kartui, iki kito susitikimo.